Maldos ribos. Daug pajėgia, veiksminga karšto tiesoje malda. Jokūbo 5 skyrius 16 eilutė. Skaitant kiekvienas Biblijos vietas ir klausant, kai kurių pamokslininkų mokymo galvojama, kad viskas yra įmanoma, bet nusivylimai ir neišvengiami. Žinoma, Dievui viskas yra įmanoma ir mes galime melsti, ko tik norime, jei tikime. Bet čia ir prasideda, mes tikime tuo, ko prašome, ar mes patys įtikiname save, bet tai nėra tas tikėjimas, kuriuo tikisi Jėzus. Dievui viskas įmanoma, bet jis pats nustatė ribas, jis negali meluoti ir jis niekam neprimeta savo duos. Kai Kainas norėjo nužudyti Abelį, Dievas neįsiterpė tarp jų. Galbūt jų tėvai Adomas ir Ieva meldėsi už savo vaikus, tačiau Kainas vis tik nužudė Abelį. Dievas gerbė žmogaus valią, nors dėl to dažnai atsiranda daug kančių ir blogio. Tikėjimą į širdį įdeda Dievas. Tai mažytis augalas, kurį prižiūri ir puoselėja šventoji dvasia. Mes galime padėti arba slopinti šį procesą. Bet mes negalime savo nuomonės painioti su tikėjimu. Mūsų pojūčiai yra žmogiški ir ne visada tai yra Dievo valia ar jo kelias. Mes negalime savo jausmų tą pat su Dievo valia. Tokiu atveju mes galime labai nusivilti, jei mes meldžiame tik dėl savęs, gerbūvio savo, komforto ir patogumo. Tai Dievas dažniausiai tokių maldų negirdi. Kartais jis nori mus palepinti, bet jis nėra mūsų norų išpildymo automatas. Jokūbas tai labai aiškiai tai pasakė. Paskaityk 4 skyriuje nuo 1 iki 10 eilutėse. Mes galime daug melstis už kitus žmonės ir net pasinikau, kad jie atsiverstų Jėzų. Dievas reaguoja šias maldas, bet jis niekada nepastumės priverstiniam atsivertimui. Jam yra svarbiai žmogus valia. Maldos negali būti naudojamas kaip magija. Tam tikros maldos ir formuluotos atneša pageidaujamą sėkmę. Arba mes kartojame savo prašymus tol, kol Dievą tai sunervina. Ir jis padaro tai, ko norime. Tokiu atveju jau nebelieka beveik jokio skirtumo su magija. Gerai, kad Dievas yra toks kantrus mums ir net to jau pat mums priekaištauja. Bet jis norėtų, kad mes būtume truputį brandesni. Jėzus turi būti mūsų širdies karaliumi ir mes turime išmokti atskirti jo balsą nuo visų kitų. Tuomet galėsime melstis pagal jo valią ir patirsime stebuklus maldoje. Jis myli savo vaikus. Ačiū, tu gyveni mano širdyje. Su tavimi galiu kalbėti apie viską, mano norus ir poreikius, mano ir problemas, tu man visada padedi. Tu žinai, aš galvoju, tu pataisi mane švelniai ir kantriai. Ir malomus už kitus tu girdi veikia ir laimini juos, ko geras, koks mielas ir kantrus Dievas. Amen.